Taigi dar kartą labas vakaras, brangus krepšinio mėgėjai sirgaliai, ir mes tęsime įtemptas varžybas Makedonija Lietuva. Grįžtame po ilgosios pertraukas ir štai tai prasideda pirmasis kėlinys. Du blokai, nežinia kam, nežinia kur, ir kamuolys makedonų rankose, nežino ką daryti Jonas Valančiūnas. Ir štai Kemzūra masto, ką daryt, žiūri į Šarūną Jasikevičių, Šarūnas Jasikevičius masto, mosikuoja savo draugams, darykit kažką, ir štai keitimas, reikalauja iš karto keitimo trečiajame kėlinyje. Ir taip, pažiūrėkite, pabučiuoja Kemzūra ir įbėga Simas Jasaitis, galvoja ką daryti. Treneris nesuprato, kas čia įvyko, ir štai dabar rodo pirmąją ataką. Driblingas, perdavimas Simui Jasaičiui, Simas Jasaitis pabėgo su kamoliu, bet kamuolys atitenka Jonui Valančiūnui, į medį įlipo Jonas Valančiūnas, gal tai blokas, gal tai lapai krito rudeniniai jam. O štai dabar driblingas, Mantas Kalnietis demonstruoja, ką gali daryti su savo kojomis, pašoka ir žiūri treneris laikrodį, kuris rodo, kad oi, nieko gero čia nevyksta, o minia šėlsta. O čia taip palaiko savo komandą, taip pat makedoniečiai naudoja savo būdų galimybės, ir štai pagaliau greita ataka ir prašau, perimtas kamuolys, perdavimas kažkur, šokėjas nelaiku išbėgo į aikštelę, sušoko šokį, bet tai nesutrikdė makedoniečių, ir Makedonas palietė lietuvį. Ir minutės pertraukėlė, reikia pasitarti Kemzūrai rungtynės taškas į tašką, kol kas neaišku, kas čia vyksta, ir keitimas, tai be abejo reikalingas, o gal netgi ir privalomas keitimas, trumpas apšilimas, parodo 5 derinius, kas čia bus, ir įbėga į aikštę Pocius. Taip, brangieji, Pocius, Martynas Pocius. Štai taip, perdavimas, Simas Jasaitis meta ir makedonams valio.